Apie Rasos Aškinytės knygas kalbama taip. Ji rašo kaip užsienietė, o kartais net kaip vyras. Pačiai rašytojai sunku atsakyti į šiuos teiginius, tačiau spėja, kad tokį įspūdį sukuria jos kosmopolitiškos pažiūros. Šiandien ji pristato naujausią romaną Lengviausias, kuriame pasakojama apie moterį Blanką, išsiskiriančią minioje ir gerai atpažįstamą kasdienybėje. Kai padarė viršelį ir ant viršelio padarė varną, aš sakiau, kad daug geriau būtų ant viršelio dėti vištą, nes aš manau, kad Blanka iš esmės yra višta. Nes jinai visiškai nesupranta, kas su ja vyksta, visiškai nesugeba adekvačiai įvertinti savo santykių, žmonių reakcijos į ją. Jai atrodo, kad visi ją labai myli, bet jai atrodo, kad ją myli tie, kurie jos iš tikrųjų nemyli, o jeigu jai atrodo, kad jos nemyli, paaiškėja, kad jie ją labiausiai ir myli, žodžiu, moteris, kuri visiškai nesugeba susivokti realybei. Ir aš manau, kad tokių prototipų galima surasti kiek tik tai nori. Knygos autoriai labai svarbi rašymo forma. Anot jos visos istorijos jau papasakotos, naujo nebesukursi, todėl belieka žaisti romano formą. Ištraukos iš Wikipedijos, truputėlį mokslinio stiliaus pridėta, daug ko man irgi kartais priekaištauja, kodėl tai nėra vien grožinė knyga, kam tas painiojamas mokslinis stilius. Jis tam ir painiojamas, kad truputėlį ta knyga atsiskirtų nuo kitų grožinės literatūros knygų. Filosofiją baigusi Rasa Aškinytė sakė norėjusi sukurti liūdną romaną apie liūdnus žmones. Taigi, koks šios istorijos moralas? Svarbiausia, kad jinai laiminga, net tada, kai jinai uždaro spintai, jinai vis tiek nesupranta, kas su ja atsitiko ir jinai toliau tiki, kad ją tas vyras myli ir jinai yra visiškai laiminga tuo, kas su ja vyksta. Aš manau, kad jeigu žmogus sugeba būti laimingas, net ir tada, kai su juo vyksta visiškos nesąmonės, tai ko dar gali norėti iš gyvenimo?